šimtmečiai ir vėl nueina, palikdami po Abelį ir Kainą. Išlieka daugiaamžiai išmintis, užeina vasaros ir vėl išeina, progenti, giminę, prašventą šeimą ir dabartį gyvena praeitis. Kiek mūsų šaknys giliai, kiek toli atmintis, kokiam aukščiui sparnai, kokiai erdvei skirti, ar dangus apkabins, kai ieškosi šviesos, nepabūksi savęs, kai įsirink tiesos, kiek dalies visumos, koks tas meilės matmuo, kai tėvynė paklaus, kiek savęs atiduot. Kai miršta žmonės, kai jų nelieka, nusėda dulkės, kelyje taušta, tai kas nuėjo tenai per sniegą, jau kovas dangų padaro aukštą. Duktė pagimdo, vaikas triukšmauja, senelis moko, anūką proto, širdis sagyslas nuvaro kraują, o akis kraštą gražų aprodo. Sodas myluoja, obuolį rūgštį, pokario vaiką apkirptą žirklėm, po to išlydi į turgų dūkštam ir baltos šanus viršūnei žvilga. Jau sudėliojom į egzotišką mozaiką savus gyvenimus, savus metus, koks neapčiuopiamas ir koks klastingas laikas, kurio pradžia ir kam jis pavaldus. Nieks nepasuks gyvenimo rodyklių, nei vienai dienai atgalios, o norisi kažką gražaus palikti, kol laikas neišplautų lyg vanduo. Toj nuostabioji gyvenimo mozaikui paliksime savas dienas, savus metus, tegul jų paslaptingą raštą skaito lyg tėviškės laukų akmenėlius. Ir aš negaliu nepaskaityti eilių mūsų poeto kilusio iš Laukstenių, kurio knygutę išleido ponas Rimantas Klimas, apie Laukstenius, todėl kad čia minimas ir Kazytiškis. Laukstenių kaimas stovi puikioj vietoj. Aplink kaimą miškas, lyg tyčia apsėta. Ten už Kaukėno tai teka upelis, o gale Širinsko juodas kryželis. Atsiprašau. Iš Versmių upelis, juk visi žino, o tasai kryželis tai Silvestro Klimo. Ten toliau už kryžiaus Riokso kapeliai, kuriuose jau ilsis mūsų ten seneliai. Laukstenių kaime 15 namų. Oi dievuli, dabar gyvent neramu. Kodėl neramu? Ar niekas nežino? Demarkac linija, ta mus taip vargina. Per kaimą tęsęs viešas kelelis, už 3 ir varstų paprastas miestelis. Šitas vieškelėlis tai Tauragniškis, minėtas miestelis yra Kazytiškis. Už Pasalių pelkės ten saulelė, Kazytiški yra graži bažnytėlė. Lygus mūsų laukai, be didelio kalno, bet tuos mūsų laukus 2 valstybės valdo. Kartu su mumis mūsų kraštietis Rimantas Klimas, retas žmogus, kuris naršosi archyvose šitiek daug suradęs tikros dokumentinės medžiagos apie mūsų kraštą, išleidęs leidinių ir besikalbant netgi ir toks prašymas, ir jeigu būtų laiko, kad tą visą dokumentaciją kaip nors suvesti vieną didelę knygą, kad jinai neprapultų ir kad mūsų vaikai vartytų, anūkai ir prisimintų, iš kur jie yra kilę. Jis atvažiavo su savo kolegom. Pirmiausia, pristatysiu savo draugus, kurie mane palydėjo šitoj kelionėn. Tai yra Eugenijus Ostašenkovas, žinomas operatorius, prikūręs daugybę filmų apie miškininkus ypatingai ir šiaip yra daug jo kūrybos, profesionaliai dirba ir manau, kad šiandien bus pirmieji kadrai būsimai Kazytiškio istorijai, būsimam filmui apie Kazytiškį ir jo žmonės. Ką Eugenijus nufilmuoja ir nufotografuoja, tai visi būna gražus. Da nemačiau, kad koks sėdėtų ten susraukiais ar koks kitas. Visi labai gražus. Taip, kad kaip tik pasisuksi juos, tai iškart padarykit, ką įmanot, kad būtumėt gražus. Pranas Zaremba. Drįsčiau pasakyti, kad tai yra gal daugiau dainos broliais mano. Ir mes tik buvom ilgai įsiskyrę kurį laiką, bet jeigu ten, tiesa, čia nėra tuose stenduose nuotraukos, kur mes
vienoje nuotraukelai dainuojam lengvos pramonės technikume 56 metų rudenį rodos. Tai dabar matot, jau galėtum kūrybinės veiklos 50-metį švęsti ir tikriausiai tai ir bus tas paminėjimas mūsų veiklos Kazytišky. Tai pradėsim nuo šito. Tai planas antras jo, taip sakant, brolybės ryšys tai yra miškininkas. Abu baigė miškų technikumą, paskui truputį keliai išsiskyrė, bet aš jau toliau neliesiu biografijos, ten žinot, visada ne viską žinai, paskui gali sumaišyti. Čia Rimas minėjo, kad mes pažįstame jau labai seniai. Ir tik įstojom į miškų technikumą, mes ten buvom kapelą padarę ir duetų dainavom. Ir šiandien specialiai atsivežėm tą tokį akordionuką mažą, kuriuo mes grojam. Anksčiau tai nebuvo ten nei manfrinė, nei skandalė, ten būdavo aš ir balalaika grojau, tokią harmoniką. Ir mes labai sėkmingai koncertuodavom, eidavom netgi į technologijos technikumą, ten buvo panelių labai daug, o miškų technikume buvo vien vyrai, mūsų kurse buvo viena panelė. Dabar jeigu kalbant apie Rimą, tai Rimas, jis nebuvo profesionalas. Aš baigęs technikumą stojau į konservatoriją ir paskui dirbau operos solistų, bet Rimas yra profesorius. Jis yra dainavimo profesorius, kadangi jis savo repertuare turi tiek dainų ir tokių gražių, ten tokia visa kantička yra prirašyta. Ir jeigu jis būtų rimtai dainavę užsiėmęs, būtų tikrai daug pasiekęs. Bet Rimas, man atrodo, kad jis pasiekė ir dainavime daug, ir savo profesijai, kadangi buvo vis tiek miškų ūkio ministras. Ir dabar labai aktyviai dalyvauja tuose visuose Seimo narių, ten tuose peripetijose dėl žemės grąžinimo. Ir man labai patiko, kaip Rimas papasakojo, kaip jis siūlė dviračio žiniom, reiškia tą žemės perkelimą. Įsivaizduokit, kaip galima nekilnojamą turtą perkelti. Jeigu mano čia yra tėviškė, tai jinai turi būti šventai grąžinta, o dabar staiga aš savo tėviškę perkeliau prie Vilniaus. Tai kokia ten tėviškė, ten ne tėviškė. Tai Rimas siūlė, kaip tam Šerėnui, kad, reiškia, padaryti taip, ten kur tas su bratka, reiškia, tas veža, reiškia, taškiai žemės, reiškia, tas klausia bratka, tai kur tu čia veži? Nu tai jie sako, braliuk, noriu savo žemį perkelti kitan vietan. Va. Tai Rimas kaip ir dirba dar darbą tokį visuomeninį, tai yra darbas sunkus, nedėkingas. Ir aš Rimui sakau, čia yra kova su vėjo malūnais. Už tai, kad Seimo nariai, kai ateina, kai jie juos renka ir kai jie šneka va čia, tai jie deda ranką prie širdies ir sako, nu aš tarnausiu, tikrai jum tarnausiu. Bet kai tik tai į Seimą jį išrinko, jis iš karto užmiršo, kad jis tarnaus jum. Dabar apie save, tai nu ką, apie save šnekėti. Nu aš dirbau 25 metus operos teatre ir vyresnio amžiaus tikriausiai žino ir girdėjo, toks buvo Zarembos ir Gutausko duetas. Mes dainuodavom per radiją ir mes po visą Lietuvą, aš žinau, gal ir Kazytiškį esam atvažiavę, aš nežinau, tikriausiai buvom, neprisiminsi visko, kad tuo labiau, kad dabar iš išorės taip gražiai atrodo namas, kad čia tikrai net pažinsi. Ir tada aš atsimenu, mes nuvažiuodavom kažkur į kolūkį, ypač kai būdavo ataskaitiniai susirinkimai, tai mūsų sako, ten po to jau per balių. Žinot, kaip mes jūs vadinam? Na kaip? Gaidžiais. Tai žinot, dabar pasakyk, kad gaidys, tai gausi į akį. O tada gaidys todėl, kad mes dainuodavom kažkur tai 6:30 ryto. Ir sako, mes tada jau taip, jau keliamės paklausyti jūsų, o tada jau gal einam ir kiauliai kažką tai daryti, šerti arba karvę melžti. Tai va. Tai per visą savo gyvenimą aš visą Lietuvą esu apvažiavęs skersai išilgai, kadangi dainavau ir su Trimitų orkestru, ir su Gaižausko kaimo kapela, ir su amžinatilsi Gutausku esam daug išdainavę. Ir taip galvočiau, kad aš savo misiją kaip ir padariau šitoj žemėje, kadangi
visą laiką, jeigu kas sako, kaip tu gyveni, sakau, viską uždirbau savo gerklę. Ką jau uždirbau, nors, taip sakant, nieko gero neuždirbau, kadangi, žinot, tarybiniais laikais ten buvo, tai paskui tų indėlių nusavinimas, tai dar kažkas, nu ir kažkur tai liko. Tai aš kaip žmonės sakau, nu gal Vilniui kur nors ir mano namas stovi 5 aukštis, kur man priklauso, bet dabar jau nepriklauso, kadangi jau, na tai matot, artistas turi būti biednas. Jeigu artistas turtingas, tai jis į Kazitiškį net važiuos. Jis važiuoja į Kanarus, o dabar važiuoja į Indiją, ten Indijai. Matot, ten Indijai šaudo, gaudo, a Kazitiškį va ramu, šilta, va, gal ir per šiltą, bet va, jaučiamės kaip Kanaruose. Geriau. Taip. Dabar kas link to padainavimo, tai aš žinau, kad reikia padainuoti, bet aš į pensiją išėjau 91 metais. Ir nuo to laiko taip jau rimtai nedainuoju, kadangi nėra kur. Dabar, žinot, visa televizija yra užimta jaunimo. Ir kaip vienas sako, nu ką tas jaunimas, nu atsiprašau už išreiškimą šūdą malą, bet, nu, ką darysi, nu, televizorius įjungtas, jaunimas dainuoja ir nieko, jeigu nori, gali išjungti. Tai va, tai mūsų surimo amžiai, tai taip tokios koncertinės veiklos negali padaryti, kadangi jeigu staiga atvažiuosi į Kazitiškį ir bus afišė, kad aš dainuoju, nu tai gal ateis seniūnas, va, čia iš pirmos eilės 2, 3, 4 ir viskas. Pranai ateitų, dar ne. Taip, ir dar į tai gali neteiti. Kitą kartą atvažiuos, aš pinigus padabos. Tai aš dabar bandysiu padainuoti tokią dainą lietuvių liaudės, bet nežinau, kuo čia baigsis jinai. Nu, bet bandyti reikia, jau atvažiavęs jau čia, kaip sakoma, čia kaip anksčiau būdavo tardymai. Tai tokia lempa, kaip palaiko žmogų kokias 5 valandas, tai prisipažįsta, kur nepadarys. Šią naktelę per naktelę miego nemiegojau, žalioj lankų žėliai žirgelius dabojau, žalioj lankų žėliai žirgelius dabojau. Ir atėjo mergožėlė vidurį naktelės ir nuėmė pentinėlius nuo mano kojelių, ir nuėmė pentinėlius nuo mano kojelių. Oi, bernelį, bernužėlį, ko vers pentinėlis, ko vers tavo pentinėlis ir jaunos dienelės, ko vers tavo pentinėlis ir jaunos dienelės. O už mano pentinėlį, o už mano jaunos dienas, o už mano jaunas dienas, Mano gyvenime tai tokio pobūdžio susitikimas yra pirmas ir už tą aš savotiškai dėkingas poniai Henrikai, kadangi, gavosi iš pokalbių, čia senai mes gal nuo pernai metų ruošiamės. Dabar tokios mados nėra, kaip būdavo paduoda tau popieriuką, kas perskaityti reikia, katroje vietoje pasakyti gyvuoja ir panašiai dabar viskas laisvai ir kaip išmanai, taip darai. Tai gal yra ir pliusas, bet yra ir minusų. Mes vienu žodžiu darysime, kaip čia maždaug Henrika pasakė, tai jeigu nežmiršma. Jeigu užmiršma katroje vietoje susmaišysime, tai tada ponia Henrika pasakė, kad stop, kitaip darom. Tai čia aš manau, kad mes esam visi viena šeima. Visi esam pažįstami, čia vienas kitas gal ir nelabai matytas, ale suspažinsime. Susirinkimai, tautos suvėjimai, didesni ar mažesni, tai yra jos gyvybės šaltinis. Jeigu žmonės jau nesirenka niekur, tai reiškia tauta jau praskydus yra visiškai ir iš jos jau nieko gero tikėtis negalima. Jeigu jūs, aš kada rinkau medžiagelę šitai knygelė, kuri irgi pas jūs bibliotekoje, čia 10 metų bus kaip jinai išleista, bet dar aš turiu. Šitą egzempliorių šiandien padovanosim pačiam aktyviausiam dalyviui vakaro. Nustatys komisija susidedantį iš Henrikos gerbiamo vargoniko jūsų ir dar reiks ką nors čia pritraukti iš, gal Pranai tu pabūk, trečias reiškia asmuo. Svetimas žmogus, paskui nieks nepyks, jeigu ten.
Ar ką. Tai va dabar stebėkim, kas čia labiausiai, reiškia, ginčysis, rėkaus arba net ir švilps. Irgi, reiškia, pliusas tam tikras. Tai vienu žodžiu, kada šitą knygelę klijavau, aš galvoju, lyg va jau viskas sun, bet kažko trūksta, va tokios, kaip sakant, viršelinės temos. Ir man krito akis dvi nuotraukos. Viena, reiškia, čia yra bažnyčios Angelaičio ar kokios tai organizacijos susirinkimas Daugailiuose, berods tiksliai neaiški vieta. Ir kalba, čia sako, amžinatilsį arkivyskupas Mečislovas Reinys, mūsų tautos kankinys, nukankintas Vladimiro kalėjime, tarp kitko mano senelės pusbrolis iš motinos pusės. O kita nuotrauka iš Palūšės, kur jau susirinkusi dabartinė tauta, čia Nalšios koncertas buvo ir kažkas ten renginys. Reiškia, tarsi per visą, kai pažiūrite, nuotraukas tas pulkeliai visokie. Reiškia, žmonės, jeigu renkasi, tai jie vienas kitų domisi ir gyvena. Iš to gauna jėgų, viens iš kito gauna jėgų, pasižiūri, nukopijuoja viens nuo kito, viens kitam padeda, patarė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra, sakykime, paprastai pavadinti kaiminystės, bičiulystės jausmas, kuris yra nepaprastai svarbu. Ir aš kada užgirdau, kad Kazytiškis jau sukūrė bendruomenę, tai manau, kad labai gerai. Pradžia paprastai būna visada sudėtinga, ten surasti reikia kelias. Man nelabai patinka, kad viskas grindžiama pinigais ir materialiniais dalykais šitoj srity, bet galbūt tai būtina kažkokį pinigėlį turėti. Vis tiek, reiškia, jeigu visiškai neturi šlamančių, tai sako, tada nei miškas neošia. Taip yra toks, reiškia, jausmas. Čia, žinot, pirmiausia, aš pats sergu, reiškia, vieną ligą, tai istorija. Krašto žmonių, vienu žodžiu, kas pakliūva apie gimtą kraštą, apie Lietuvą, apie lietuvius ir jų kaimynus, kiek čia ir gerų, ir blogų visokių žinių. Ir aš pasistengiau tuos, kiek čia tų lentelių matosi, tokius įtraukti duomenis, kurie tikriausiai jums bus nelabai gal ir girdėti, sakykime, jeigu aš pasakysiu, kad dabar, ten kažkur parašiau, mes jau, jeigu skaičiuotume savo metus, tautos kilmės, tai būtų 7062 metai. Biški daugiau už žydus. Žydai negali sutikti su tokia pozicija. Vis tiek jie seniau dar, reiškia, juos Dievas sutvėrė. Nors ginčinasi kai kas, kad, kaip žino, toks buvo poetas Vištelis, kuris tvirtino, kad Adomas ir Ieva kalbėjo lietuviškai. Tai dabar patikrink, jeigu nori. Malonu, kad, reiškia, ir Kazytiškio, kaip matot, žiedas sėdi čia su vadovė Danutė, kur irgi čia prisidėjo smarkiai prie šito rengimo, kiek žinau. Tai mes taip kažkur laisvai dėliosimės ir kaip mokėsim, tai padainuosim. Aš paprastai visus raginu, kad kada dainuojama bent kiek žinoma daina, tai bent jau paniuniuoto, jeigu ir daugiau užplėši, niekas nepyks. Daug smagiau yra, reiškia, kada visa salė nugriebė kokį kupletą ir traukė. Tai dabar, pavyzdžiui, Vilniui, čia jau turbūt 3 metai, mokytojų namuose vyksta toks labai įdomus ir sektinas renginys, vadinamas padainavimų vakaras. Jį veda Veronika Pavilionienė ir susirenka bet kas. Ateina laisvai, jokio mokesčio ateini, reiškia mintis tokia, išmokti ką nors dainuoti. Ir atsiprašau, ten yra ne padainavimo, bet pasidainavimo. Pasidainavimo. Reiškia, patys irgi dainuoja, kurie ateina. Taip, būtinai. Tai panašiai gal mūsų dainos ir tesis tokiai dvasiai. Mes, tiek Pranas, tiek ir aš, labiausiai mylim mūsų labai gražias, labai turiningas, labai prasmingas liaudies dainas. Jeigu tai pasitaiko koks nors ir saldesnis dalykas, kaip koks nors romansas, ten apie, kaip sakiau, lapus nukritusius ir meilę pradingusią, tai kartais širdžiai pagriaudinti irgi taip įsitrauki kantičką ir padainuoji. Dabar kazytiškiečių dainos. Tai tada prašom, kazytiškėnai, ir aktyviai, reiškia, sutinkat plojimai savosius. Da
šiandien tie patys kalneliai dainuoja ir šiandien čia gera ramu. Tie patys kalneliai šilaivo dievoja. Tik aš neretas jau esu. Tie patys kalneliai šilaivo dievoja. Tik aš neretas jau esu. Nalšia tai buvo Mindaugo laikų viena iš Lietuvos žemių. Ir būtent Kazitiškis yra Nalšios teritorija, čia akivaizdžiai galim pamatyti. Ten yra toks labai smulkus pilkapių sąrašas, kurie čia aplink šitam krašte gausybė jų yra. Ir tarp kito Laukstenių kaimas, kaip labai garbingos praeities kaimas, turi savo pilkapius, kurie čia tuoj nuo Laukstenių važiuojant link, kur tai turbūt Pašvoginės pusėn per tuos miškus, tai mačiau girnikas yra, reiks, kad visus Kazitiškėnus su vėliava nuvesim gerai. Pagėdosime už protėvių vėlės tenai, tada bus geriau. Vienus atlaidus reikia padaryti ir tenai. Tai tie pilkapiai, tai yra dar senesnis klodas negu Nalšia, bet Nalšia tuo įdomi, kad buvo viena iš didžiausių Lietuvos žemių ir labiausiai daug patyrusių kančių pradžioje Lietuvos valstybės kūrimosi, kaip jau dabar Mindaugo laikus, kas pradeda. Bet jūs ten biškį paskaitysit. Gedgaudas mano taip, kad jau Lietuvos pradžią reiktų kaip tautos atsiradimo keliam pradėti minėti nuo Trojos žlugimo. Tai būtų daugiau kaip 3000 metų. Tada Troja, kur buvo centras religinis to tikėjimo Troja, istorija biškį, jeigu prisimenat, paskui kai ją sutriuškino, kaip mūsų tie vadinami popiežiai traukėsi, paskutinė jau citadelė buvo Šventaragio slėnys, kur dabar katedra stovi, ten buvo šventykla, europinio lygio šventykla, kadangi jau visur buvo sutriuškinti mūsų tikėjimo palikuonys, visur karaliavo dabartinio popiežiaus pirmtakai. Ir paskutinis tas Lizdeika, kaip čia sako, parašyta, paslaptis jo yra toje knygoje prašyta plačiai. Mes esam piliakalnių tauta. Reiškia, mes vis tiek atkeliavo mūsų tauta nuo Trojos, tai čia per visas Europos lygumas, kol atsidūrė prie Baltijos jūros, tai čia tik likučiai tos didžiulės tautos. Mes esam ir čia, visur, kadangi ten buvo lygumos, tai mūsų protėviai pildavo pilkapius laidodami, o tvirtovės statė ant piliakalnių. Tai jie Lietuvoje rado pakankamai kalvelių tokių nedidelių, jas, taip sakant, paruošdavo gynybai, statydavo įvairiai medinės pilys, paskui ir mūrinės pilys. Ir šitas padėjo mums atlaikyti kryžiuočių antpolius ir kitų priešų antpolius. Ir čia šitas piešinėlis geltonas, tai čia yra iškasta Ukrainoje, kalavijo makštys pauksuota, tai aišku nesupuvo. Ir čia labai įdomus dalykas, aš neatsimenu pas Gendiką, ar nėra tos knygelės, gal ir nepalikau, gal ne, apie mūsų rūnas, raštinis. Tai paskaitykit irgi. Reiškia, tenai, kur Ukraina dabar, tai ten irgi mūsų protėvių žemės. Ir mes praktiškai tie rasai, kurie minimi istorijoje, tai esam ir ukrainiečiai, ir rusai, ir mes esam iš vienos tautos įsivystę. Užtat mūsų kalbininkai tyrinėja, tai artimiausias ryšys yra su ukrainiečių, taip sakant, su slavų kalbom, ypatingai su Pavolgio aukštupio slavų. Net ir jie sako, pavyzdžiui, Korova, nesako maskviečiai, tai Karova, o jie Korova, Korošai. Tai čia ant šito kalavijo makštų yra, reiškia, parašyta runom tekstas, labai įdomus. Ir tą tekstą iššifravo paprastas šaltkalvis, kaip dabar jį čia labai keikė visi, televizijoje buvo čia pristatytas Juozas Šeimys. Tai aš čia pabandysiu perskaityti, ką jis perskaitė čia, reiškia. Čia kada buvo, reiškia, skitai kovojo su persais, persai norėjo užkariauti šitas, tai parašyta taip, reiškia. Su Darijum kovosi lietuvi.
Tai tas Varumonis ir jo palikuonys, jo pulkai žygiavo su Atylos pulkai, su Hūnais ir jie sutriuškino Romos imperiją praktiškai. Kariuomenės raiteliai, reiškia, pagrindinė jėga smogiamoji buvo raiteliai, turėjo tuo laiku jau balnus, kol romėnai dar po kelių šimtų metų nesugalvojo ir jie smogdavo kylio tvarka į priešo gretus. O romėnų daugiausia pagrindinė jėga buvo pėstininkai su skydais, vadinama falanga. Tai šitie raiteliai, kaip paprašo istorikai, tiesiog perpjaudavo šitas gretas ir antrą bangą sutriuškindavo ir mūšius laimėdavo beveik. Bet kaip čia pasakė Gedgaudas, kad šitą, reiškia, suveinę, kaip jis vadina tą žodį, rusai pavadino svinja, paskui kylys, kur ant Čiūdo ežero sumušė, žinot, tą istoriją, tą pati reikiuotė. O va čia yra pavaizduotas irgi šie šaltiniai nurodyti raitelys mūsų, reiškia, kuris persmeigė graikų pėstininką. Nu, istorija yra žiauri, karai. 1556 metų Valakų reformos dokumentą, kad Rama prašyta yra Ažvinčių dvaro visi kaimai ir rubežiai. A Laukstaniai, jūs Kazitiškienė labai nesisavinkit Laukstanių. Bamesda atsiskirsma su mislino seniūnijas, tai prie seniūno nelabai nori kalbėti, žinai. Negražu, dabar vis tiek pripratam. Tai Laukstaniai su užsieniu, tada dar tiesa nebuvo užsienio, ir Vaikšniūnai priklausė Braslavo, reiškia, šitam pavietui, o šiaip priklausė Ažvinčių dvarui. Buvo, reiškia, gyveno. Ir tie mūsų valstiečiai, reiškia, šitų kaimų, tai buvo vadinami karališkieji valstiečiai, kadangi tarnavo tiesiai karaliui. Ne kokiam, tai supranti, Mikulskui. Jūs nemislikit čia. Čia ne šposai. Nors duodavo skuronį tiem ir tiem. Nu va, tai čia įdomių dalykų yra. Čia paskui yra iš lenkų kalbos jau perrašytas spausdintų tekstų, paskaitysit, kas ten gyveno. 12 šeimų, 12 valakų, Laukstanios ir visokie užsieniai. A Laukstanių, reiškia, o kaimai, tie, kur atsirado vėliau, kurie vadinami dabar, kaip tas mano gimtasis užsienys, tai ten joks ten užsienys, buvo Laukstanėliais vadinama, buvo Prūseliais vadinama, ar kaip tik nevadino. A dabar jau ačiū Dievui, kad pavadino jau ne užsienio kokia, tai bet užsienių. Tai jau skamba, reiškia, jau koks, tai kiti sakydavo, tai čia matai, sako, brat, kad čia mes visai kita respublika. A mes vadindavom Zasenku. Nu tai Zasenku, tai ko jeigu lenkiškai mokėjo, tai vadina. Tai dabar, jo, tai ten matysite. Nu ir čia truputį fotografijų yra daugiau gal iš užsienio kaimo senesnių fotografijų. Tenai parašyta, kas tenai tose fotografijose. Ten yra tokia Ažvinčių klubas toks buvo, ten Vilnius, jau kelios sueigos dabar aprimo. Nėra kol kas tas neveikiama legal tą veiksmą. Ati toliau jų fotografijos, atinai va toliau, kur atskirai pakabintas papiriokas su fotografijom prirašyta, tai čia yra, nu kaip čia pasakius, šaknelas, mana. Ir mana ten vaikų jau ir senelių, prosenelių ir nuo 1740 metų. Tai viskas išrašyta, kaip sakyt, vardai, pavardės, prasidėjo, kaip mūsų krašti poskadavo, nuo ko prasidėjo, sako, čia užsienistas. Nu tai sakydavo, taip pat zbastė 4 klimai, tik nežino, kad 2. Iranys pradėjo čia, juos apgyvendina kažkas tai ir jie pradėjo nuo šitą platintis. Tai dabar iš tų klimų Laukstanios ne vieną turi, taip Algirdai, ne? Praktiškai tai reikia grįžti pabiškai. Atsiskirti reikia nuo Kazitiškės seniūnijos. Baremonė tėvelis, baremonė senasai, kam apleidau žirgelį, pamylėjau mergelę, kam apleidau žirgelį, pamylėjau mergelę, nesivarkite vėliai, nesivarki senasai, man žirgelis laikinai, o mergelė amžinai, man žirgelis
žirgelis laikinai, o mergelė amžinai. Kaip idėja patiko? Tai dabar įsivaizduokit, kas darėsi tais metais, kai mes su Rimu dainuodavom technologinius technikume, kur vien panelė salėje buvo. Mūsų kelnės bračva tokios, plačias, batai tokie kerzavi ir plėšėm iš dušės. Lunkela, 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 žalioji pievela, lunkela, žalioji pievela. Mes pjausime šienelį, mes pjausime šienelį, mes pjausime bernelį šienelį, mes pjausime bernelį šienelį, mes josime rygužen, mes josime rygužen, mes josime bernelį rygužen. Mes josime bernelį rygužen. Slaunus miestas rygužės, slaunus miestas rygužės, dar slaunesnį berneliai Lietuvos, dar slaunesnį berneliai Lietuvos. Stovi vaiskas kaip mūras, stovi vaiskas kaip mūras, stovi vaiskas bernelį kaip mūras, stovi vaiskas bernelį kaip mūras. Zvimko lipkos kaip bitės, zvimko lipkos kaip bitės, zvimko lipkos bernelį kaip bitės, zvimko lipkos bernelį kaip bitės. Griuva vaiskas kaip mūras, griuva vaiskas kaip mūras, griuva vaiskas bernelį kaip mūras, griuva vaiskas bernelį kaip mūras. Liejas kraujas kaip vanduo, liejas kraujas kaip vanduo, liejas kraujas bernelį kaip vanduo, liejas kraujas bernelį kaip vanduo. Kaip apie dainininką pasako, kad atrodo gražiai, tai jau prastai. Sako, gražiai atrodai, o apie dainavimą nutylim. Nesikuklink. Aš gimiau 39 metais, pavasarį, balandžio 21, tai tokia diena daugam kliūva. Sako, būtum gimęs anksčiau, tai su Hitleriu, vėliau tai su Leninu. Būtų kaip tai minėt gražiau, o dabar kur tai par vidurį, nei šiaip, nei taip. Yra fotografija, va čia šitam įdomių aplankę žaliam galėsit pavartyti, kam rūpi, čia visokių tokių liekanų likę dar nuo stendų. Tai buvo krikštynas, bet nelabai gerai atsimenu, kaip čia vienas sakė. Sakė, buvo, reiškia, krikštatėvė, tai buvo iš mūsų kaimo toksai gulys Jonas Grūslys, dabar Švedriškių kapinėse miega, amžinų jam atilsį. Ir krikštamotė tai buvo mano mamos Teklės sesuo Leokadija, bet kadangi jana būna labai daug jaunesnažų šitų kūmų, tai fotografijoje sėdi va šitą nusgrįžus. Ir dabar pamėgink ištaisyti padėtį, jau baigta. Ana irgi pardevulį jau. Nu tai posakadavo, kad sakė, labai rėkdavau. Jau aš užsupt, kad aš myk, tai buvo bėda, čia man vienas dar posaka nesenai, bet tas irgi jau pas dievulį. Tai va taip visi tie, kurie atsimena, praeina, pabiški nuveina. Nu, paskui tai žinai, kaip sako, neužrašyta dokumentas, kutė aš veikiau, bet iš Švedriškių Augulė buvo toks siuvėjas Augulys. Ten matau sėdi Švedriškietė, vieną labą dieną. Malonu, kad atvykot. Reiškia,
jis eidavo per kaimus ir siūdavo, kam kailinius, kas reikia, atsisėdo per porų nedėlių, apsiuva ten ir jau visi vaikšto patenkinti. Tai Janas posaka į steibuk, tai kad jau sako, šitas Juozapo vaikas, tai cekavumas nežmoniškas. Aš siūlu, tai sėdi, snarglį varvinai daboja, kaip aš tų adatų, kaip siūlų unverius siūlo, sako, daboja, vis klausinėja. Tai sako, kai man nusboda, tai tada jam pasiuvau iš kailę nuskutę aš tuos plaukus nuo avikailę piniginį. Ir indėja dati centų kokį, tai sako, ir atstoja tą duonas. Tai matyt prie pinigą linkys. Nu, va, tai taip, sakykime, vaikystė. Nu, žinoma, mes dėl to kaimelis buvo, kad ir nedidelis, ale 9 trobas, jau netoli Laukstanių buvom dasvyjį. Jeigu ne karai, tai gal būtų dar daugiau pasistatyti. Bet dabar ko gero Laukstanius perlaužma, man rodas. Jau dabar užsienį statybas eina, kaip sako, bratka, jau kasdien plaktukas kalai ir kas tikom baigsis, tai neaišku. Gal išbuožint gali. Kas, na. Tai būdavo mokyklą nevaidam, dėl to kartais net, man rodas, 7 kokį, va toks pulkelis. Tai va iš tų laikų prisimenu vieną tokį tragišką atsiminimą. Būdavo labai anksteidavo mokyklą, nežinau kodėl, kad ateini dar valandų daugiau lauki, kol pamokas bus, tai čia išvartydavom viskų būdavo. Bet eidavom tamsu, ypač žiemų baisu, da vilkų buvo, tai būdavo suriša tėvai tokį šiaudų, reiškia, tokį kuliokų, ažudega ir mes, taip čia buvo tokia, kaip sako dabar, atrakcija. Einam, švituojam, rėkaunam. 50 metų tą pavasario dieną, kai čia buvo šaudo įtratėjo miškai aplink, tai aš kaip tik su Albertu Vaklimu mėsėm iš mokyklos ir matėm, kaip vienas partizanas bėgo per lauką ir kaip jį nušovė, kaip nukrito žmogus. Tai buvo toks sunkus labai, vaikams žino, ten įsigandom, persgandom, bet tėvai vėl sulindė, ten niekas nekiša iš triobos galvos. Paskui, jeigu kalbėdžiam apie tos laikus, tai čia buvo daug visokių tokių, tai ten, kaip sakykime, įeina, mama kepa blynus, įeina, aš dabar, reiškia, čia buvo jau liaudės gynėjai, stribai. Tėvas atėjo iš tvarto, tai tėvui, reiškia, pistoleto rankeną kaip dėjo į smilkinį, tas nukrito, iš mamos blynus, alkani, taip sakant, tokių visi, bet čia ką čia dabar daug pasakosi, čia jau gili praeitis ir viskas paprastai kartojasi istorijai. Bet dabar kaip gal dar epizodėlį, kaip reiškia technikumą ant miškų, tai instojau grinai pagal brolį. Mano brolis Broniusanas dabar jau pensininkas, kaip sako, jau nusipelnęs pensininkas, 82 metus eina. Bet dar, reiškia, su bočių organizacija visų Lietuvų maišą dabar. Važiuoja jis sakė, dainuojam, klausa ar neklausa, vis tiek dainuojam. Tai va dabar, kai čia buvo Vilniui bočių, čia kokia ministrė Blinkevičiūtė, čia rinkiminė tokia buvo kampanija, tai ten buvo iš visos Lietuvos, tie kolektyvai suvažiavė, tai čiut nesimuša, kad ram pirmą ant scenos lipt. Padabojau, sakau, gal reiks ir man dėl to jau patraukti ant kolektyvų. Tai va tada, reiškia, brolis, jis, kaip tai čia miškininkas čia būdavo, atvažiuoja toks Jonukas buvo, reiškia, Klimas, vyriokai, kaip sako, korgi čia dar prisisegė žolinius lapus tokius prieš švarkų, jau mums, reiškia, čia tik kalbos šneko, koks čia buvo keiksmažodis, man labai strigo, reiškia, Jolka Zelionai, toks buvo kultūringas keiksmažodis. Tai, reiškia, čia tėtas jau Jonukas, mes čia dar tik sėdim jau vaikais, padabojo, tu, broniau, atsimeni, Jaglutė žalioji. Čia mes jau kaip mokyklą nuvėjai, iš karto jau Jaglutė žalioji, tik čia toks keiksmažodis, netoks įdomus, ne? Tai va, tai vienu žodžiu, tėvas sukalė skrinelai, nudažė raudonai, ryškiai, va, kaip geriau tokios spalvos, kaip prano šlipsas, lašinių kavalkų, pomidorų, duonos puskepalį ir braliukas Vilniun. Petro Cvirkos 23. Susirinko tokių berniokų 50, kiek tai pirmam kursan, ir visi valga į skrinelių, labai gražus vaizdas. A tą skrinelą, matai, kaip nededi nieką, labai greitai nepasbaigia. Tai tada kur namo, vėl važiuoju ten, kad indėtai. O tai būdavo, aš to skrinelą taip ir pravažinėjau, pabaigiau, čia su Pranu susipažinom, paskui jau biškį paaugom, jau būdavo jau pašokam.
jau šitų dėl to, paskui diplomus gavom. Nu tai aš jau tada dėl to, kadangi nepasgyriau Kazitiškio gimnazijų, va čia direktorė sėdi, baigiau, reiškia, su gromatu, kur Leninas ir Stalinas kumpuosi. Ir dabar norėjau atvežti Kazitiškin parodyti, sakau, kad netikės, kaip pasakysiu. Neradau niekaip, rodas pasdėjau geroj vietoj, matyt, priešai kokį pavogė. Nu ir paskui tą technikumą irgi pavyko gerai baigti, reiškia, turėjom be egzaminų būti priimti į aukštą, reiškia, vis tiek aš jau galvojau mokytis miškininkystėje toliau, bet kaip tik tais metais bak ir įvedė egzaminus stojimosius, ar tu su raudonu baigys, ar ne su raudonu, laikyk, būk geras. Nu, sakau, čia turbūt jau baigsis mano mokslai, kadangi matematika buvo sunkokas mokslas, kadangi, nu, 2+2 dar šiaip taip ten. Dar su algebra ten A kvadrate, B kvadrate vėl ten ką tai, bet jau su trigonometrija, supranti, ten tie visi kampai, supranti, dar sinusai, o Jėzau. Nu, vienu žodžiu, čiut 3 gavau, bet kadangi lietuvių buvo, kaip sako, 5, ten dar kažkas 5, 15 plus 3, 18, o minimas rodas buvo 14. Ir taip, reiškia, tapau studentų, 5 metus atpyliau, nu, mokytis tai per daug nestudijavau, daugiau užsiminėjau visuomeninę veiklą, algelį šiokių tokių užsidirbdavau, pabaigiam, tai nu, paskui čia reiškia biškį Rietavą mane nugrūdo, aš Rietavą į kariuomenę, kariuomenę išmokys buvo gitarų, būdavo, duodam ansamblį tokį turėjom, dainuodavom per visus kampus Rasėjos, paskui grįžys padėjau ir aš miršau, dabar nu, toliau, sakykime, tarnyba nedidelė Ukmergėje 9 metus, miškininkų jau, taip kad Ukmergės kraštą neblogai žinau. Paskui buvo tokis, reiškia, ministras Matulionis, čia visi miškininkai žino, labai reiklus, ilgai buvo ministru. Ir jis labai palaikydavo tuos, kurie parašo, ką nors į spaudą. Ir aš vieną kartą parašiau į girias, mūsų gyrios, tą žurnalą, žinot, parašiau tokį straipsnį apie Ukmergės medžiotojus. Tokį gražiai aprašiau, reiškia, kaip ten viskas. Perskaitęs, jau ten paskui, sako, perskaitys, sako, neblogai Klimas rašo, reiktų jį kaip tai. Ir vienas buvo toks, nu, ten buvo dar kitų pliusų, žinoma, ten kartais padainuodavom, ten nu, vis tiek, kur tai žmogus užkliūvi. Nu ir viena buvo toks, atvažiavo ministras, važiavo į Panevėžį, sustojo Ukmergėje prie kelio, užėjo pas direktorių tuometinį, liepė mane pašaukti ir pasakė, važiuok dirbti Nemenčinėn direktorium. Nu, žinai, kaip sakyti, kaip vienas sakė, kažna mergas girdi. Nu, kur dėsies ir važiavau, nors ten buvo labai sunkus momentas. Ir taip ten atpyliau geroką gabalą metų, išėjau iš tenai į pensiją, nu čia Pranas dar minėjo tokią tarnybėlę, buvau gavęs dar, taip sakant, nu, labai nepatogu antras įkartotis. Nu ten biški, kaip sakyti, sveikatos nuleido, nu, bet svieto pamatai viską, suspažįsti, tai viskas neblogai. Bet svarbiausia, ką aš noriu pasigirtim, kad aš per visą savo gyvenimą beveik neturėjau ryškių priešų. Tai yra labai didelis trūkumas žmogaus, reiškia, jeigu be priešų didelių, tai reiškia, kaip ir neturi savo veido. Bet iš kitos pusės vėl pagalvoju, nu, kam ten nervus gadint, su kuo tai labai, nu, tai va taip ir gyvenimas bėga. Nu, jau Kazitiški tai tikrai, nu, dar niekas manį neprimušė, tik mokyklant, ką jau tai vieną kartą dėl to gavau nosin. Bet buvau pats kaltas, žinai, įžeidžiau žodžiu, kaip dabar sakytų vieną čia žinomą kraštietį. Nu ir kągi, tai gerbėmėjai, reiškia, aš manau, kad pakankamai nušviečiau savo biografiją ir kelią, o tas kelias vis tiek, kaip čia dainuose dainuojama, kur tai jisai ateina laikas, kad reikia pamastyti, bet šiandien mes net tam. Tai aš dabar tiesiog gal galvoju šitaip. Gal tada, kas norėtų iš jūsų, ką nors kokį žodelį, ir, taip sakant, paklaustų, tai biški, taip nedaug, paskui dainuos man vėl. Visa istorija mūsų šviesuolė, pana Klimą, ištirta. Ir mums labai smagu, kadangi mes jau žinom kaimai, kada atsirado, kada kas mus valdė, kaip kam tarnavom, kaip viską ir stendai tokį gražus paruoštą.
Tai yra nuostabus, čia nenuilstamas Rimanto Klimo darbas, už kurį mes labai dėkingi, aišku. Ir norėčiau palinkėti, aišku, kad ir ateityje nenuleistų rankų, dar daugiau tyrinėtų mūsų kraštą, dar visokių naujienų pasakytų ir palinkėti sėkmės labai. Yra ten kažkur tai minimas Anupras Klimas, tai būtų Stasiui prosenelis, o man senelis. Įdomu, tai tiesa jos prosenelis yra Justinas. Bet dar kitas, tai tada jau būtų suveina šaknys. Vienu žodžiu, Klimai čia jau ir Laukstaniškiai čia yra surašyta. Galim giminiuotis, taip, jeigu jau užeitų noras didesnis, tai galima giminiuotis. Tarybiniais laikais buvo toks žurnalas Šluota, tai ten būdavo auksinės mintis. Tai aš jų labai daug esu prisirašęs. Reiškia, iš kolūkietės pareiškimo kolūkio pirmininkui. Po to, kai mirė mano vyras, namie daugiau jokio gyvulio nelaikau. Dabar kolūkio pirmininko ataskaita partiniam komitetui. Studentus panaudojome tvarto langams užkamšyti. Ir dabar paskutinis, čia jau naujausias, radau dabartinį spaudoj. Policija prostitucija užsiminėja nepakankamai. O kaip norėčiau dar kartelį tėviškę sugrįžt, savo bekužę samanotą sapnelą aš pamatyt. Savo bekužę samanotą sapnelą aš pamatyt. Vaikystė mano čia prabėgo kaip
Suskeldėjo lūpos prisirpo mėlynės šiliam. Jaunystė ant ežero supo smaluota žvejų valteliam. Kasas įsipinus sėdėjai, mangariai duliavo krantam. O vėjai tie ežero vėjai užgavoja širdį ir man. Kasas įsipinus sėdėjai, mangariai duliavo krantam. O vėjai tie ežero vėjai užgavoja širdį ir man. Kartą perkūnas pakilo ir žaibas nušvito žaliai. Bėgau aš į ežerą gilų, kur švietė keli spinduliai. Nuskyniau tau vieną leliją, balčiausią leliją visų. Ir debesis tamsus išlijo ir vėl pasidarė šviesu. Nuskyniau tau vieną leliją, balčiausią leliją visų. Ir debesis tamsus išlijo ir vėl pasidarė šviesu. Tai jeigu ištvirtinsi, tai mes tą duetą nesugriausim, tai palaikysim, daugiau padarysim. Kaip sakant, da mes turim. O palinko žilvyčiai prie kelio, kam nuleido žalia šakeles. Sudomojo jaunieji berneliai, laisvės kelią tėvynei atras. Sudomojo jaunieji berneliai, laisvės kelią tėvynei atras. To tai blaškotės vietos po šalį ir kad laužot viršūnės klevų. Jau galvoja brolelį žirgelį ir išjoja ginčelį tėvų. Jau galvoja brolelį žirgelį ir išjoja ginčelį tėvų. Kai mes josim per vieškelio dulkes, akmenėliai po kojom žėrės. Su daina mergužėlės su tulpėm, pasitik į akis pažiūrės. Su daina mergužėlės su tulpėm, pasitik į akis pažiūrės. Taip, dabar pabandykim be akompaniemento, o visi padainuoti. Gerai? tą pačią. Taip, tą pačią dainą. Pirmą posmę. Kopa. Taip, 3, 4. Ko palinko žilvyčiai prie kelio, kam nuleido žalia šakeles. Garsiau. Sodomojo jaunieji berneliai, laisvės kelią tėvynei atras. Sodomojo jaunieji berneliai, laisvės kelią tėvynei atras. Tylos harmonikos tonai primena tavo akis, primena tavo blakstieną, tylias ir juodas naktis. Primena tavo blakstieną, tylias ir juodas naktis. Buvo pavasarį šičia, alyvo žydėjo balsai, pražydo mūsų meilė netyčia, pražydo visai nelauktai. Pražydo mūsų meilė netyčia, pražydo visai nelauktai.
lakštingalas tokia naktim, kad dienos auksinės apstalo, tyliajam dainų sukūry. Tad dienos auksinės apstalo, svajingam dainų sukūry. Tačiau aš prisimenu viską, pažvelgsiu kokią gėlių, ta vasaras ranka akyse, bet jau sugrąžint negaliu. Ta vasaras ranka akyse, bet jau sugrąžint negaliu. Dabar jeigu kas norit padainuoti, tai laisva scena galėtum leisti. Bet žinokit, kad padainavimas tai ne darmavas, va šitą knygelą bus duota. Tai dar prie knygelas dar. Vaida prie knygelas bus. Nei vėjai pūtė, nei medžiai ūžė, nei žalios aglalos per marias plaukė, nei žalios aglalos per marias plaukė. Verkia tėvelis, sūnus būdamas, tu vienu sūnelį vaiskan laisdamas. Tu vienu sūnelį vaiskan laisdam. O kas man suars aukštus kalnelius, o kas man pabalnos beružį rygelį, o kas man pabalnos beružį rygelį. Ženitelį suars aukštus kalnelius, ženitelis pabalnos beružį rygelį, ženitelis pabalnos beružį rygelį. Ženitelio orta aš nevaldžiosiu, ženitelio balnota aš nenujosiu, ženitelio balnota aš nenujosiu. Kartą mačiau ramunę baltą, tyliai siūbuojančią laukuos. Žinau, nuskins ją vėjas šaltas, bet ir skinama linguos. Žinau, nuskins ją vėjas šaltas, bet ir skinama linguos. Mačiau ramunę ir darželį, koks šelmis jos nuskintat jos, ir tylią naktį prie vartelių išeit iš tėviškės vilios, ir tylią naktį prie vartelių išeit iš tėviškės vilios. Dainuok dainą šiauriniam vėjui, raudoną dobilą bučiuok, kas tylią naktį pažadėjo ir kas vaidenasi sapnuos, kas tylią naktį pažadėjo ir kas vaidenasi sapnuos. Dainuok jaunystę šviesia plaukia, dainuok jauna marte žieduos, antros nerasime jaunystės, nerasim niekad niekados, antros nerasime jaunystės, nerasim niekad niekados. Su gervėm išlėkė į šiaurę,
sugrįžo gervės, o ji ne. Negrįžta valandos paskendę, kaip pilys ežero dugne. Negrįžta valandos paskendę, kaip pilys ežero dugne. Nu, šampano nebuvo, buvo tik degtinė ir rašalas. Dabar ateini į parduotuvę, nu tai, nu nežinia, tiek tų gėrimų, nu, kad norisi paragauti. Nu tai paragaudamas gal kartais ir per daug paragauni. Tai taip, kad čia ne žmogus kaltas, o pasiūla. Nu, siūlo visur, atvažiuoji į degalinę, tau čia, prašau, nueini pila, čia parduotuvė. Tai va, toks yra eilėraštis girtas ir negirti. Šaligatvis nukrito žmogui ant galvos. Žmogus pajuto visą žemės trauką. Geri draugai supuolė vos ne vos, nuo to šaligatvio pabandė skirti draugą. Stovėk, girdi, nusišlykai kaip kiaulė, eiktų, žiūrėk, o mes visai dar negirti. Gal būtų ir pastatė, gal netyčia, jau sykį pastovėjo vos ne vos. Bet čia policininkas jam tarė, brolyčiai, kodėl jį statot ant galvos? Šito krašto ir iš visos Lietuvos dabar yra sunkmetis kaimui, didelis sunkmetis, sakyčiau, tragiška padėtis, senasis kaimas beveik nušluojamas nuo žemės paviršiaus. Na, čia pavyzdžių ieškoti toli nereikia. Sakykime, čia kaip eilėraštį Juozo Klimo skaitė ponė Genrika, tai minėjo ten, kiek ten 17 ar 19, 15 trobų, paskui dar pasistatė po to. Dabar Laukstenios turbūt tikrų gyventojų ten seniūnas geriau, paskui čia kalbėjo, sakė, dainuos seniūnas, aš atsiprašau. Reiškia, tai, nu Laukstenios, sakykime, 5, taip kad gražiau. Užsienį panašiai. Bet paskutinė tikra gyventoja, kurią čia daug kas pažino, tai buvo Amiliūtė, mano nuolatinė pašnekovė, kol buvo gyva, būdavo atvažiuoju. Tai pirmą į Amiliūtį nuveinu, man jinai papasakoja ne tik kaimo, bet kokių 6 kaimų naujienas ir dar aš kabina Kazytiškį net. Tai vat buvo, reiškia, apsišvietus moteriškė, nors labai nevaikštėdavo po svietų, bet kadangi užeina, visi pasikalba. Mūsų pono Rimanto buvusi mokyklos direktorė Bronė Šileikienė čia atstovauja, paploja visi jai. Atvyko pirmą kartą Kazytiškinį renginį mūsų viešosios bibliotekos direktorė ir su Laukstenių giminės atstovė Aldutė Kaukėnaitė, vaikų viešosios bibliotekos skyriaus vedėja. Mūsų spaudos atstovai ir vieno laikraščio ir kito, tai tikiuosi mes busime gražiai aprašyti, ne mes, bet mūsų kraštietis. Aš taip Ponė dažnai... Genrika irgi rašo. Kadangi jis čia Kazytiškį šiandien tikrai paliko dalelę dūšios savo, mes matėm tai visi. Kadangi matyt vis tiek žmogui tėviškė yra mieliausias kampelis ir mieliausias kraštas. Ir užima pačią šilčiausią vietą gyvenime. Dabar norėčiau pakviesti ir gal žodį tars. Teko susidurti ir kitais klausimais, kada jis rūpinasi ne tik tai savo krašto žmonėmis, bet ir siekia tauragnus, linkmenis, kirdeikius, žemės gražinimo klausimais. Ir labai gražu, kada viename žmoguje sutelpa tiek daug. Ir šmaikštus žodis, ir skardus balsas, ir išmintis, ir domėjimasis istorija, ir begalinė meilė savo kraštui ir savo žmonėms. Taigi dėkui Jums už tai, visiems labai dėkui, kad susirinkot taip gausiai, sako, dabar renginių nelanko. Tai netiesa, pasirodo, iš tikrųjų žmonės visko domisi. Reikia tik tai gerai pasiūlyti ir pakviesti. Ar tiesa, Henrika? O bibliotekos vardu noriu Jums padovanoti Ignalinos krašto švietėjai ir lietuvybės puoselėtojai carinės Rusijos ir Lenkijos okupacijų metais. Gal Jūs paskatins dar naujiems ieškojimams.
nors svečias mūsų ir apgailestavo, kad Rimantas nepasuko dainininko keliu, bet tikrai jisai savo universaliais darbais tuo kaimo istorijos domėjimosi, tų senų žmonių darbais visais, ta kalba tikrai padeda mumyse sužadinti tokį jauduliuką, kuris suvirpina mūsų širdis ir mes tikrai jaučiame, kas tas yra istorija. Dabar istorija, tai štai istorija, kiek fotoaparatų, gal ir dokumentinis filmas bus. Dabar istorija paprasta. Nuotraukos jau dabar skaitmeninės, kurios žada išliks ten amžinai. O ta istorija, kurią surinko Rimantas, tai jinai rašytinė, kur tikrai reikia perskaityti. Tos nuotraukos, kurios išlikę, matot, jos pageltė. Ir tų nuotraukų jų nėra tiek daug, kiek dabar norėtųsi, kad jų būtų. Bet rašytiniai šaltiniai, jie žymiai anksčiau siekia, bet jie yra archyvuose. Tie archyvai kiti jau ir sunaikinti, bet kurie išlikę, tai juos reikia praverst. Ten nėra archyve, tikrai garantuoju, kad nėra surašyta, kad Laukštenių kaimas ir viskas suvardinta. Ten po kropelytę reikia surinkti visus tokius duomenis. Tai vat už tokį didelį darbą norėtųsi labai padėkoti čia tikrai, kurie senesniai dar mena tas istorijas, jaunesniem jau atrodo, kad čia buvo senai ir greičiausiai, kad netiesa. Ir nepravda. Tai vat, ką padarysi, bet istorija, jinai tikrai tokia istorija buvo, žmonių daug pergyventa. Dabar atrodo, ten kas ten iššovė kažkur, tai kažkas tai patūnojom, tėvai buvo kažkur tai gryčioj, bet jeigu paimt, ką jautė kiekvienas žmogus tuo momentu, kai čia aplink šaudo ar dar baisesni dalykai vyksta, tai tikrai tik istorija šitą gali įvertinti. Ir todėl už tokį nuoširdų ir universalų darbą norisi ir padėkoti jum. O Rimantas mūsų renginiuose, jisai tikrai nėra svečias, jisai, žiūrėkim, kokia rudens gėrybių mūgė, jisai visada dalyvauna, būtinai aplanko mūsų seniūnijos kiemelį. Todėl, tikrai jis yra mūsų seniūnijos žmogus ir mes tuo labai džiaugiamės. Ir didelis ačiū jums ir sėkmės, gal sulauksim ir naujų darbų susitikimus. Ačiū jums. O aš įteikiu nuo Kazitiškio jūsų namams laimės simbolį. Gal jūs ir turit, bet čia bus Kazitiškio laimės simbolis jums skirtas. Ačiū labai. O čia tokia vardinė lentelė, kuri čia buvo pavasarį renginys, jūs buvot lauktas ir jinai jau užrašyta nuo pavasario, čia jums skirta šita lentelė, kaip čia parašyta, jūsų pėdos Kazitiškio žemė įmintos. Jau čia lentelė taip rungi. Čia, kaip sako, nešaliauka. O čia mūsų Ignalinsko rašytojo knyga, poezija. Gal kartais paguos jūs kada kokią neramę valandėlę. Ačiū labai. Šie žodžiai. Kaip sako, jau pridovanojat, bratka, tai. O dabar jūsų draugui mes be galo dėkingi už tokį šmaikštų žodį, už tokią gražią, kaip pasakyti, jūsų norą aplankyti mus Kazitiškį. Vis tiek, jaugi kaimelis, jau nuošalus, Ignalinskas. Labai jums ačiū. Ir ačiū labai jums. Mokykloje mokytojai mane keikė, kai aš buvau mažas irgi, nes buvau velnių pilnas.
Aš pono Rimanto vardu noriu padėkoti Ir aš noriu viešai padėkoti. Buvo labai griežta direktorė, tarp kitko. Būdavo labai nesukrutėsi. Tada būdavo koks, žinai, čia ponytė, ten būga, tai mums juokas. Tai mes ir išėdam per pamokas, jau direktorės pamoka, tai brolelių tupėk. Bus jau vietoj 5-3. Klausau, kaip ištupėjau. Nu ir valsių da. Taip. Ir valsiokų tokį. Dabar visi jau pasibuosim. Taip. Ne, mes paskui valsių, paskui dar dainų visi sutrauksime. Vienu žodžiu, jeigu muzikantų pritrūksta, šokiam Danutę, kur čia nebrungiai pagrainsnamės čia. Dabar, kaip vienas sakė, pragrainam. Pasim būgną, be būgną neišeina. Vyktai, kaip būgną, kad ir tvaron pagaliu. Tai sakė, kaip vaikšniūnų bernai, ateidavo šokios, jos sunervuoja kas. Tai vienas išeina štankėtą atlaužę, per tvarų ateina. Gyvatės, mes jum. Ar čia šitie vaikšniūnai, kuriuos atlyginėjom praktiką? Čia dar kitko mes atlyginėjom Matot, jau atėjo saldus stalas, o mes dar neužkandžiai. Atsisėsiu nebėra žirgelio ir pentinus paspausiu stipriau. Oi sudie, mergužėlę, paskutinį jau kartą sakau. Oi sudie, mergužėlę, paskutinį jau kartą sakau. Tai dabar padėkime instrumentus. Lietai nevalgiau. Ačiū podėlį, tai reikia jau nupulsime. Nemačiau. Komisija dirba. Vardas Elena. Tikrai sąžiningai dainavo kartu, tai mes ir norime dabar jį reikia užrašyti, kadangi jau yra
kam rašyti, tai užrašyk. Taigi, tai dėkui gerbami komisijai. Komisija gali sėsti. Taip, gali gerti. Dabar pasakyti reikia, kaip sako, Elenų pažįstu irgi jau senokai. Kur jos nesmata, kur tik koks renginys, tai Elena ten arba kūdara, arba nieko nedaro. Arba dar pilkapinė sėdi. Visur jo. Tai parašysim Elenai. Ir kad nieks neprikiptų. Parašas. Ir šiandien kelintą. Lapkričio 27. labai gera diena. 7. Parašysim Kazitiškis. Nu, Elena, ko gero, turi šitų knygelą, Elena vis tiek Aš jau. padavosiu, kažin ar turiu. Man atrodo, kad turiu, kitą Sako, neparašau. vienas rašytojas sakė, dovanoju brangiausią savo knygą. Tai sako, kaip tamsta. Sako, kadangi daugiau nei vienos neparašiau. Labai nuoširdus. Dar pridėti. Ir nepardaviau, kadangi niekas nepirka, tai brangia. Aš tikrai jos neparduosiu. Labai. Ačiū, Elena, ačiū. Ačiū, žinoma, gerbiamai direktoriai. Malonu pasveikinti jūsų akivaizdoj su, matyt, čia postas nesenas. Taip pat padėkoti Aldutė, kuri čia mus visada su šiuo kraštu suriša. Dabar, žinoma, kaip minėjau, už Kaukėnų giminės išaukštinimą. Aišku, čia jau turbūt visiems, ne? Ir kaip sakė, kas nori. Noriu labai padėkoti mūsų renginio sponsoriams. Tai pirmiausia, ponui Rimantui, nepagailėjusiam savo pinigų. Mūsų seniūnijai, kuri mus remia visada. Ir savo tokiam aktyviam būreliui, kaip pasakyti, moterų savo mažam klubeliui, ar kaip, be kurių niekaip nepadaryčiau renginio ir niekaip neišeitų. Tai ponia Janina, Jolita, Regina, Nijolė, Kristina, nu žodžiu, toks glaudus būrelis, kurios visada, bet ką meta, Danutė, Marytė, Alma, visos, kurios čia dirbam, viską meta ir padeda ir va šitaip mes vienos kitoms. Todėl nuoširdus ačiū ir renginio tęsinį prašom pratęsti dar viršui. Dar turim apie ką pasikalbėti, pabendrauti. Bibliotekos. Be abejo, prašom. Nu, žinoma, paprastai tokie va susitikimai, kaip vienas norėjo pasakyti, greit nesbaigia, tai pasakė gerojų nesbaigia. Nes žmogus susmaišė, žinai. Nu tai aš sakau, kad greit nesbaigia. Tai jūsų visų akivaizdoj vis dėlto mūsų direktoriai, aš noriu palikti, kaip sako, dar nestoras, bet knygelas, kurias irgi pirštą esu pridėjęs prie jų. Nu da tokių plonesnių ir daugiau. Tai čia viena apie Nalšią. Gerbiam direktorių, o čia yra viena, aš manau, kad dar Ignalina tai tikrai turi, Kazitiškis turi, bet jeigu kas norės, čia tautos mūsų šaknelių visokių yra prirašyta. Tai ir gana bus. Gana bus. Jeigu datrauksiu tiek, tai da padainuosime tada. Da padainuosime tada. Aš vis dabar tai dėl to galėtum visi. Išėjau andravo, sau laimės paieškot. Išėjau andravo, sau laimės paieškot. Toli aš keliavau nuo savo namelių, sugrįžti negaliu, gimto šalai, sugrįžti negaliu, gimto šalai. Nu ir gana, paskui pradėsime verkt, paskui žinai.
Dabar gerbėmiai, žinot, jūs pas namos spėsite, kas turi biškį laiko, dar pavartykit. Yra labai įdomus čia dokumentai. Vienas, tai yra 1902-4 metų rusų kariuomenės karinis planas apie Kasytiškio apylinkės. Nepaprastai įdomus ir nepaprastai tikslus. Kaip atrodė jūsų senelių kaimai, matosi. Ir taip toliau, čia užsienio yra, Maikonsa čia yra, paskui čia toks perniokas ir gerai šio nepažįstu. Parodytų, paklaus Napoleonas pažins, kurgi čia. Matai, kai mano daugiau ne fotografijos, bet to vieną tą bernioką, kur man reikia. Iš užsienio? Iš Laukstanių. Ir nerandu šio, likuronas įblinda. Ne, matai, greitom versdamas. Čia labai įdomi fotografija, gal esu su Algirdu. Nes čia Anas gal atsimena, kai vieną kartą prie Grūslių medų kopinėjo. Va šitas vas irgi jūs nežinot, bet aš žinau, čia Andrius. Kur Čirykas? Va Čirykas. Va Čirykas. Čia Baranauskas. Va Čirykas. A čia va pasakykit, prie kokios pastatas stovi. Mes va čia vakarą. A čia va toliau stalinas. Čia klebonija sena. Tas Kaukinas galbūt iš Labanoro. Sako, pabūk, sakau, važiuokit. Lybės, paskirti griekus savo ir jaunystę. Ačiū iš Rašanų. Jau dabar nešvažiuoju.